Antras laiškas Korintiečiams. Pirmas skyrius. Paulius Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus, Dievo bažnyčiai Korinte ir visiems šventiesiems gyvenantiems visoje Achajoje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokios sielvarto ištiktuosius, tą pačią paguodą, kurie patys Dievo godžiami, kaip gausėja mumise Kristaus kentėjimai, taip gausėja per Kristų ir mūsų paguoda. Jeigu patiriame sielvartą, tai jūsų paguodai ir išgelbėjimui, kuris padeda iškęsti tokius pačius kentėjimus, kokius mes kenčiame, o jeigu mes guodžiami, tai jūsų nusiraminimui ir išgelbėjimui. Ir mūsų viltis jumis tvirta, nes mes žinome, kad būdami kentėjimų dalininkai, būsite ir paguodos dalininkai. Mes nenorime, broliai, palikti jūsų nežinioje apie Azijoje mūsų ištikusią negandą. Mes buvome prislėgti daugiau negu mūsų jėgos leidžia, taip kad nebesitikėjome išliksę gyvi. Taip mes jautėmės gavę mirties nuosprendį, kad pasitikėtume ne savimi, o Dievu, kuris prikelia mirusius. Jis išgelbėjo mus iš mirties nasrų ir tebegelbsti. Juo mes pasitikime, kad jis mus gelbės ir toliau, jums padedant malda už mus, kad daugelis dėl mūsų dėkotų už dovaną per daugelį išmelstą mums, nes mūsų pasigirimas yra toks. Liudija mūsų sąžinė, kad pasaulyje, o ypač pas jus, mes elgiamės paprastai ir su dievišku nuoširdumu, ne kūniška išmintimi, bet Dievo malonė. Nerašome jums nieko kito kaip tik tai, ką jūs skaitote ir suprantate. Tikiuosi, kad ir iki galo suprasite. Kaip iš dalies mus jau supratote, kad mes esame jūsų pasigirimas, kaip ir jūs mūsų viešpaties Jėzaus dieną. Tokio pasitikėjimo kupinas aš norėjau anksčiau pas jūs atvykti, kad antrą kartą gautumėte malonę ir pro jūs keliauti į Makedoniją, o iš Makedonijos vėl grįžti pas jūs, kad jūs mane išlydėtumėte į Judėją. Ar taip manydamas elgiausi lengvabūdiškai, o gal mano sprendimai buvo kūniški, kad mano taip yra ir ne? Bet kaip Dievas ištikimas, mūsų žodis jums nebuvo taip ir ne. Nes Dievo sūnus Jėzus Kristus, kurį mes, aš ir Silvanas ir Timotiejus, jum paskelbėme, nebuvo taip ir ne, bet jame buvo taip, nes visi Dievo pažadai jame yra taip. Ir jame amen, Dievo šloviai per mus. Tas, kuris sutvirtina mus su jumis Kristuje ir mus patepė, yra Dievas, kuris ir užantspaudavo mus ir davė dvasios užstatą į mūsų širdis. Šaukiuosi Dievą liudytojų savo sielai, kad netvykau į Korintą jūsų gailėdamas. Mes juk neviešpataujame jūsų tikėjimui, bet esame jūsų džiaugsmo talkininkai, nes tikėjimui jūs stovite tvirtai. Antras skyrius. Taigi aš nusprendžiau, kad netvyksiu pas jūs vėl su liūdėsiu, o jei aš jūs liūdinu, tai kasgi mane pradžiugins, jeigu ne mano nuliūdintasis. Aš tai parašiau, kad atvykus nereikėtų liūdėti dėl tų, kuriais derėtų džiaugtis. Pasitikiu jumis visais, kad mano džiaugsmas yra ir visų jūsų džiaugsmas. Nes aš jums rašiau iš didelio skausmo ir širdies sielvarto, su gausiomis ašaromis ne tam, kad jūs nuliūdinčiau, bet kad pažintumėte meilę, kurios taip apsčiai jums turiu. Bet jeigu kas nuliūdino, tai nuliūdino ne mane, bet kad neperdėčiau bent iš dalies jūs visus. Tokiam pakanka daugumos paskirtos bausmės. Net atvirkščiai, jūs turėtumėte jam atleisti ir jį paguosti, kad jo nepimtų pernelyg didelis liūdesys. Todėl aš prašau jums parodyti jam meilę, nes tuo tikslu jums ir parašiau, kad patikrinčiau, ar jūs visais atžvilgiais esate klusnus. Kam jūs atleidžiate, tam atleidžiu ir aš. Nes jei kam atleidau, tai padariau dėl jūsų Kristaus akivaizdoje, kad neapgautų mūsų šėtonas, nes mums nėra nežinomi jo kėslai. Kai atvykau į Truadę skelbti Kristaus evangelijos, duris man buvo viešpatės atvertos, bet aš neturėjau savo dvasioje ramybės, kadangi nesutikau savo brolio Tito. Tad atsisveikinęs iškeliavau į Makedoniją.
Dėkui Dievui, kuris visada veda mus Kristuje triumfo eisenoje ir per mus kiekvienoje vietoje skleidžia mielą jo pažinimo kvapą. Juk mes esame Kristaus malonus kvapas Dievui, tarp išgelbėtųjų ir tarp žustančiųjų. Vieniems mirties kvapas mirčiai, kitiems gyvenimo kvapas gyvenimui. O kasgi yra tam tinkamas? Mes neprekiaujame kaip daugelis Dievo žodžiu, bet nuoširdžiai, kaip iš Dievo kalbame Kristuje, Dievo akivaizdoje. Trečias skyrius. Ar pradėsime iš naujo jums prisistatinėti? Gal mums reikia, kaip kai kuriems palydimųjų laiškų jums ir iš jūsų? Jūs esate mūsų laiškas, įrašytas mūsų širdise, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodote esą Kristaus laiškas per mūsų tarnystę, parašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo dvasia. Ne akmens plokštėse, bet gyvųjų širdžių plokštėse. Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime per Kristų. Ne todėl, kad būtume patys tinkami ką nors sumanyti, tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti naujosios sandoros tarnais. Ne raidės, bet dvasios, nes raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Jeigu mirties tarnystė išraižyta raidėmis akmenyse buvo tokia šlovinga, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Mozei į veidą, dėl jo veido šlovės, kuri buvo praeinanti, tai kiek šlovingesnė bus dvasios tarnystė. Jeigu pasmerkimo tarnystė šlovinga, tai daug daugiau šlovingesnė teisumo tarnystė. Tai, kas buvo šlovinga, visai nešlovinga, lyginant su visa pranokstančia šlove. Jeigu tai, kas praeina, buvo šlovinga, tai kur kas šlovingiau tai, kas pasilieka. Taigi turėdami tokią viltį mes esame labai drąsūs. Ne kaip Mozė, kuris ant veido užsileisdavo gaubtuvą, kad Izraelio vaikai nepamatytų to, kas praeina pabaigos. Bet jų protai tapo nepaslankus iki šios dienos. Tas pats gaubtuvas lieka nenuimtas, skaitant Senąjį testamentą, nes jis nuimamas Kristuje. Net iki šios dienos, kai skaitomas Mozė gaubtuvas, tebedengia jų širdis. Bet kai žmogus atsigręžia į viešpatį, gaubtuvas nuimamas. Viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten laisvė. Mes visi atidengtų veidų lyg veidrodis atspindėdami viešpatie šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą, iš šlovės į šlovę, veikiami viešpaties, kuris yra dvasia. Ketvirtas skyrius. Todėl turėdami šią tarnystę iš gailestingumo mes nepailstame. Atsisakę slaptų begėdysčių, nesileidžiame į gudravimus ir nekraipome Dievo žodžio, bet atskleisdami tiesą, prisistatome kiekvieno žmogaus sąžinį Dievo akivaizdoje. O jeigu Evangelija yra paslėpta, tai ji paslėpta žūstantiems, kuriems šio amžiaus Dievas apakino protus, netikintiems, kad jiems nesušvistų Kristus, kuris yra Dievo atvaizdas, šlovės Evangelijos šviesa. Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų, kaip viešpatį, o mes jūsų tarnai dėl Jėzaus, nes tai Dievas, kuris įsakė iš tamsos nušvisti šviesai, sušvito mūsų širdyse, kad suteiktų mums Dievo šlovės pažinimo šviesą Kristaus veide. Bet šitą turtą mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršianti jėgos apstybė yra iš Dievo, o ne iš mūsų. Mes visaip spaudžiami, bet nesugniuždyti, suglumę, bet nenusivylę, persekiojami, bet nepalikti, parblokšti, bet nežuvę, visada nešiojame savo kūne viešpaties Jėzaus mirtį, kad ir Jėzaus gyvybė būtų apreikšta mūsų kūne, nes mes, gyvieji dėl Jėzaus nuolat atiduodami mirčiai, kad ir Jėzaus gyvybė būtų apreikšta mūsų mirtingame kūne. Taigi mumise veikia mirtis, o jumise gyvybė, turėdami tą pačią tikėjimo dvasią, apie kurią parašyta. Tikėjau, todėl kalbėjau. Mes irgi tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tas, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels per Jėzų ir pastatys kartu su jumis. Nes viskas yra dėl jūsų, kad per daugelį pagausėjusi malonę pagausintų dėkojimą Dievo šloviai. Todėl mes nepailstame, nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, vidinis diena iš dienos atsinaujina. Mūsų trumpalaikis lengvas sielvartas ruošia mums visą pranokstančią amžinąją šlovę. Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima.
Nes kas regima yra laikina, o kas neregima amžina. 5 skyrius. Mes žinome, kad mūsų žemiškajam namui, šiai palapiniai suirus, turime pastatą iš Dievo, ne rankomis statytus amžinus namus danguje. Todėl mes dejuojame karštai trokšdami apsivilkti savo buveinį iš dangaus, kad apsirengę nebūtume rasti nuogi. Juk mes esantis šioje palapinėje dejuojame prislėgti, norėdami nenusirengti, bet apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo praryta. Ta mus paruošęs yra Dievas, kuris davė mums dvasią kaip užstatą. Todėl mes visada užtikrinti, žinodami, kad kol esame namuose, mes esame su Viešpačiu. Mes gyvename tikėjimu, o ne regėjimu, tačiau esame užtikrinti ir norėtume verčiau palikti kūną ir būti kartu su Viešpačiu. Todėl tiek nebūdami, tiek būdami su juo, mes siekiame jam patikti. Nes mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų pagal tai, ką jis gyvendamas kūne darė, gerą ar blogą. Todėl pažindami Viešpaties baimę mes stengiamės įtikinti žmones. Dievui mes esame atviri. Tikiuosi, kad esame atviri ir jūsų sąžinėms. Neprisistatome jums iš naujo, bet duodame progą pasigirti mumis, kad turėtumėte ką sakyti žmonėms, besigiriantiems savo išorę, o ne širdimi. Jei mes išprotėję, tai Dievui. Jei esame sveiko proto, tai dėl jūsų, nes Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jį vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę, o jis mirė už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir buvo prikeltas. Todėl nuo šiol mes ne vieno nebepažįstame pagal kūną. Jei mes ir pažinome Kristų pagal kūną, tai dabar taip jo nebepažįstame. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas sena praėjo, štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikė mus su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Tai Dievas Kristuje sutaikė su savimi pasaulį, nebeiskaitydama žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai. Tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu, nes tą, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. 6 skyrius. Būdami jo bendradarbiai, jūsų taip pat prašome, kad nepriimtumėte Dievo malonės veltui, nes jis sako, aš išklausiau tave priimtinu metu ir išgelbimo dieną aš padėjau tau. Štai dabar yra priimtinas metas, štai dabar išgelbėjimo diena. Mes niekuo neduodame aksino pasipiktinti, kad mūsų tarnystė nebūtų piktina, bet visame, kame pasirodome Dievo tarnais su didelė kantrybė, patirdami sielvartus sunkumus, suspaudimus, plakami, kankinami, kai kyla maištai, kai dirbame, budime, pasnikaujame, pasižymime tyrumu, pažinimu, pakantumu, gerumu, šventąja dvasia, nevaidmaininga meilė, tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir kairės, gerbiami ir negerbiami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisiais, nepažįstamais ir gerai žinomais, mirštančiais, bet štai mes gyvi, baudžiami, bet nenužudomi. Mus liūdina, bet mes visada džiaugiamės. Esame skurdžiai, bet praturtiname daugelį, neturime nieko ir valdome viską. O korintiečiai, mūsų lūpos atvirai jums prabilo, mūsų širdis plačiai atvertos, ne mumise jums ankšta jūsų pačių širdise. Tada atsimokėkite tuo pačiu, kalbu kaip vaikams, ir taip pat atsiverkite, nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Kasgi bendro tarp teisumo ir nedorumo, ir kas bendro tarp šviesos ir tamsos? Kaipgi galima gretinti Kristų su Beliaru, arba kokia dalis tikinčio su netikinčiu, ir kaip dera Dievo šventikla su stabais, juk jūs esate gyvojo Dievo šventikla. Kaip Dievas yra pasakęs, aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų, būsiu jų Dievas ir jie bus manoji tauta.
todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpats, ir nelieskite to, kas netyra, ir aš jūs priimsiu, ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite mano sūnus ir dukterys, sako visagalis viešpats. 7 skyrius. Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykite nuo visos kūno ir dvasios nešvaros, Dievo baimingai tobulindami šventumą. Priimkite mus. Mes ne vieno nenuskriaudėme ir ne vienam nepakenkėme, ne vieno neapgavome. Tai sakau, nenorėdamas jūs smerkti, nes jau esu sakęs, jog esate mūsų širdyse, kad kartu mirtume ir kartu gyventume. Aš labai pasitikiu jumis ir labai jumis džiaugiuosi. Esu kupinas paguodos ir džiaugsmo visuose mūsų sielvartuose. Kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnai neteko patirti nė kiek ramybės. Buvome visokiojopai varginami, iš išorės kovos, viduje baimė, bet Dievas, pažemintųjų guodėjas, paguodė mus Tito atvykimu. Ir ne vien jo atvykimu, bet ir ta paguoda, kuria jis buvo paguostas pas jus. Jis pranešė mums apie jūsų ilgesį, dejonės, jūsų uolumą dėl manęs. Taigi aš pradžiugau dar labiau. Todėl jeigu nuliūdinau jūs laišku, tai šito nesigailiu, nors ir apgailestavau, nes matau, kad tas laiškas jūs nuliūdino, bet tik kuriam laikui. Dabar aš džiaugiuosi, žinoma, ne todėl, kad jums teko nuliūsti, bet kad jūsų nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdinti pagal Dievo valią, todėl iš mūsų pusės nepatyrite jokios skriaudos. Nuliūdimas pagal Dievo valią gimdo atgailą išgelbėjimui. Ir dėl to nereikia gailėtis, o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. Ir štai kaip tik tas liūdesys pagal Dievo valią pagimdė tokį jūsų susirūpinimą, tokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, ilgesį, uolumą, tokį atpildą. Jūs visais atžvilgiais pasirodėte švarūs šiuo klausimu. Todėl nors jums parašiau, tai ne dėl įžeidėjo ir ne dėl įžeistojo, bet kad jums paaiškėtų mūsų rūpestis jumis Dievo akivaizdoje. Taigi mes buvome paguosti, ne tik paguosti, bet ir dar labiau nudžiugome dėl Tito džiaugsmo, nes jo dvasia buvo jūsų visų atgaivinta. Taigi nelikau sugėdintas, kad jam buvau pasigyręs jumis. Bet kaip ir viską jums teisingai kalbėjome, taip ir mūsų pasigyrimas Titui pasirodė teisingas. Ir jo širdis dar labiau linksta prie jūsų, nes jis prisimena jūsų paklusnumą ir kaip priėmėte jį su baime ir drebėdami. Todėl džiaugiuosi, kad visais atžvilgiais galiu jumis pasitikėti. 8 skyrius. Be to, pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę sutiktą Makedonijos bažnyčioms. Nors dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo ir jų gilus skurdas išsiliejo ypatingo dosnumo turtais. Aš liudiju, kad jie pagal išgalės ir viršydami išgalės savo noru prašė mūsų, kad mes priimtume dovaną ir leistume jiems dalyvauti patarnaujant šventiesiems. Ir ne tik taip, kaip mes tikėjomės, bet jie atsidavė visų pirma viešpačiui, o paskui Dievo valia ir mums. Todėl mes prašėme Titą, kad taip, kaip pradėjo, taip ir baigtų pas jus šį malonės darbą. Tad būdami visa ko pertekę tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokiojopo uolumo ir meilės mums, būkite pertekę ir šios malonės. Tai sakau neįsakydamas, bet norėdamas kitų uolumu patikrinti jūsų meilės nuoširdumą. Juk jūs pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę. Jis būdamas turtingas dėl jūsų tapo vargšu, kad jūs per jo skurdą taptumėte turtingi. Ir čia aš duodu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie ne tik pradėjote tai daryti, bet ir troškote to jau nuo pernai. Taigi dabar pabaikite šį darbą, kad jūsų valios uolumas būtų įvykdytas iš to, ką turite. Nes tai yra uolumas. Jis priimtinas pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi. Aš nenoriu, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė, kad šiuo metu jūsų perteklius patenkintų jų nepriteklių, o vėliau jų perteklius taip pat patenkintų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė. Kaip parašyta, kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus.
Dėkui Dievui, įdėjusiam į Tito širdį tokį patį uolumą rūpestį jumis. Jis ne tik paklausė mano raginimo, bet būdamas labai uolus nuvyko pas jūs savo noru. Kartu su juo pasiuntėme brolį dėl Evangelijos skelbimo, giriamą visuose bažnyčiose. Dar daugiau, jis yra bažnyčių paskirtas mūsų kelionių palidovų. Šiai malonės tarnystei, kurią mes vykdome paties viešpatė šloviai ir jūsų uolumai parodyti, sergėdamiesi, kad niekas mūsų nekaltintų dėl mūsų tvarkomos gausos. Mes rūpinamės tuo, kas gera ne tik viešpatės, bet ir žmonių akise. Taigi su jais pasiuntėme savo broliu, kurio uolumą daugelį kartų įvairiai esame patikrinę ir kuris dabar yra dar uolesnis, labai jumis pasitikėdamas. Titas tai mano bendražygis ir jūsų pagalbininkas, o tie mūsų broliai bažnyčių pasiuntiniai Kristaus šlovė. Todėl pateikite savo meilės ir mūsų pasigirimo jumis įrodymą jų ir visų bažnyčių akise. 9 skyrius. Apie tarnavimą šventiesiems man nebereikia jums rašyti. Aš žinau jūsų pasiryžimą ir giriuosi jumis makedonams, sakydamas, kad Achaja pasiruošusi nuo pat praeitų metų ir jūsų uolumas yra daugelį paskatinęs. O brolius siunčiu tam, kad mano pasigirimas jumis nepasirodytų šiuo atveju tuščias ir kad jūs, kaip sakiau, būtumėte pasiruošę, kad jei kartais makedonai atvyktų kartu su manimi ir rastų jūs nepasiruošusius, mes, nekalbant apie jūs, nebūtume sugėdinti dėl tokio tvirto pasigirimo. Todėl, manau, esant reikalinga paprašyti brolius iš anksto nuvykti pas jūs ir pasirūpinti, kad anksčiau viešai paskelbtas palaiminimas būtų paruoštas ir liudytų jūsų dosnumą, o ne godumą. Štai ką pasakysiu. Kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, neliūdėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją, o Dievas gali jūs gausiai apdovanoti visokiojopomis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui. Kaip parašyta, jis pažėrė, jis davė vargšams, jo teisumas išlieka per amžius. Tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojai, parūpins ir padaugins jūsų sėklą ir subrandins jūsų teisumo vaisius. Ir visokiojopai jūs praturtins, kad būtumėte dosnus. Už tai mes ir dėkojame Dievui, nes ši tarnystė ne tik patenkina šventųjų poreikius, bet ir gausiai daugelio dėkojimus Dievui. Patyrę tokias paslaugas jie šlovins Dievą už jūsų paklusnumą, išpažįstamai Kristaus Evangelijai ir už jūsų dosnų pasidalymą su jais ir visais kitais. Jie melsis už jūs ir ilgėsis jūsų dėl visą pranokstančios Dievo malonės jumise. Ačiū Dievui už neapsakomą jo dovaną. 10 skyrius. Aš pats Paulius jūs maldauju Kristaus romumu ir švelnumu. Aš, kuris akistatoje su jumis esu toks nusižeminęs, o už akių toks drąsus, aš jūs maldauju, kad atvykęs neturėčiau pasirodyti smarkuoliu, pasiryžusiu griežtai sudrausti kai kuriuos, manančius, jog mes elgiamės pagal kūną. Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną. Mūsų kovos ginklai nekūniški, bet jie Dievo gale griauna tvirtovės. Jais mes nugalėme samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Esame pasiruošę nubausti bet kokį neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas. Negi viską vertiname pagal išorę. Jei kas įsitikinęs, kad yra Kristaus, tegul pamasto dar kartą, kaip jis Kristaus, taip ir mes. O jei panorėčiau daugiau pasigirti tą valdžią, kurią viešpats mums suteikė, jums ugdyti, o ne griauti, tai nebūtų man gėdos. Beje, nenorėčiau pasirodyti bauginas jūs laiškais. Nes laiškai, sako, yra svarūs ir stiprus, bet kūno išvaizda menka ir iškalba prasta. Kas taip mano, teisydami, jog kokie esame iš tolo, laiško žodžiais tokie būsime ir vietoje darbais. Mes nedrįstame savęs išskirti ar lyginti su kai kuriais žmonėmis, kurie patys save giria, juk jie matuodami save pagal save pačius ir lygindami save su savimi elgesi neprotingai. Mes nesigirsime be saiko, o tik iki tų ribų, kurias mums Dievas užbrėžė ir kurios siekia net lygi jūsų. Mes nepersistengiame, tarytum nebūtume pasiekę jūsų, nes Kristaus Evangeliją pasiekėme ir jūs. Nesigiriame be saiko svetimo darbo vaisiais, bet turime viltį jūsų tikėjimui augant su jumis peraugti ligšiolinės ribas, kad galėtume skelbti Evangeliją už jūsų ribų ir nesigirti kito atlikto darbo svetimoje srityje. Kas
giriasi, tesigiria viešpačiu. Tinkamas ne tas, kuris pats save giria, bet tas, kurį viešpats pagiria. 11 skyrius. O, kad jūs pakęstumėte truputėlį mano kvailumo, betgi jūs ir pakenčiate. Aš paviduliauju dėl jūsų Dievo pavydu, nes sužėdavau jūs su vienu vyru, kad nuvešiu jūs Kristui kaip skaisčią mergelę, bet bijau, kad kaip gyvatė savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų mintis nesugestų be paprastumo Kristuje. Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, kurio mes neskelbėme, arba jei jūs priemate kitą dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, jūs ramiausiai tai pakenčiate. Bet aš manau nesąs prastesnis už pačius didžiausius apaštalus. Ir jei man trūksta iškalbingumo, tai anaiptol nepažinimo. Ir tai jums esame aiškiai įrodę visais atžvilgiais. Nejaugi nusidėjau, kad pažeminau save ir išaukštinau jūs, paskelbdamas jums Dievo evangeliją už dyką. Apiplėšiau kitas bažnyčias, imdamas iš jų atlyginimą, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas pas jus ir stokodamas, ne vieno neapsunkinau, nes ko man trūko, parūpino iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojausi ir ateityje saugosiuos, tapti jums našta bet kokia prasme. Sakau jums vardan Kristaus tiesos, esančios manyje, kad šio pasididžiavimo Achajos rytise niekas iš manęs neatims. Kodėl? Ar todėl, kad jūsų nemyliu? Dievas žino, ką darau, darysiu ir toliau, kad negalėtų pasiteisinti norintis pasiteisinti. Kad tuo, kuo giriasi, jie pasirodytų esą tokie, kaip ir mes. Juk tokie yra netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantis Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu, tad nieko ypatingo, jei jo tarnai apsimeta teisumo tarnais, bet jų galas bus pagal jų darbus. Kartoju, tegu ne vienas nelaiko manęs kvailiu, o jeigu jau laikote, tai paklausykite manęs kaip kvailio, kad irgi galėčiau truputį pasigirti. Ką pasakysiu, pasakysiu ne pagal viešpatį, bet tarytum kvailiodamas ir manydamas galys pasigirti. Matydamas, kad daug kas giriasi pagal kūną, tai pasigirsiu ir aš. Juk būdami protingi, mielai pakenčiate kvailius, nes jūs pakenčiate, kai jūs pavergia, kai apryja, kai atima, kai didžiuojasi, kai smogia per veidą. Mūsų gėdai pasakysiu, kad buvome tam per silpni. Bet jei kas ko nors drąsus, tai sakau iš kvailumo, aš drąsus taip pat. Jie žydai ir aš, jie izraelitai ir aš, jie Abraomo palikuonys ir aš, jie Kristaus tarnai, kalbu kaip kvailys, aš juo labiau. Aš daug daugiau darbavausi, gavau rykščių be saiko, daugiau kalėjau ir daugel kartų buvau mirties pavojuje. Nuo žydų gavau 5 kartus po 40 be vieno kirčio, 3 kartus buvau muštas lazdomis, 1 kartą buvau užmėtytas akmenimis, 3 kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau jūroje. Dažnai keliaudavau, vis grėsė pavojai upėse, pavojai nuo plėšikų, pavojai nuo tautiečių ir nuo pagonių, pavojai tykoje mieste, dykumoje, jūroje, nuo netikrų brolių. Kenčiau nuovargį ir skausmą, dažnai budėjau naktimis, alkau ir troškau, dažnai pasnikavau, kenčiau šaltį ir nuogumą. Neminint viso kito, kas atsitinka kasdien, rūpinuosi visomis bažnyčiomis. Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu? Jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudu? Jei reikia girtis, girsiuosi savo silpnumu. Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimintas per amžius, žino, nemeluoju. Demaske karaliaus Ereto valdytojas saugoja demaskiečių miestą, norėdamas mane suimti, bet buvau pro langą nuleistas pintinėje per sieną ir taip ištrūkau iš jo rankų. 12 skyrius. Jei reikia girtis, nors iš to jokios naudos, eisiu prie viešpatės regėjimų ir apreiškimų. Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš 14 metų ar kūne ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo paimtas iki 3 dangaus. Ir žinau, kad šis žmogus ar kūne ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo paimtas į rojų ir girdėjo neišreiškiamus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Tokiu pasigirsiu, o ne savimi, nebent savo silpnumais. Jei norėčiau girtis, nebūčiau kvailys, nes kalbėčiau tiesą, bet susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką manyje mato ar iš manęs girdi. Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų
ir aš neišpuikčiau. Dėl to 3 kartus meldžiau Viešpatį, kad tai nuo manęs atitrauktų. Bet Viešpats man pasakė: pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga pasiliktų ant manęs. Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir suspaudimais dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu stiprus. Jūsų verčiamas tapau kvailiu, besigirdamas iš tikrųjų, tai jūs turėtumėte mane girti, nes aš neprastesnius už pačius didžiausius apaštalus, nors esu niekas. Iš tiesų jūsų akise buvo patvirtinti apaštalo ženklai, visokiojopa kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai. Tad ko jums trūksta palyginti su kitomis bažnyčiomis, nebent to, kad nebuvau jums našta? Atleiskite man šitą nusikaltimą. Esu pasiruošęs 3 kartą atvykti pas jūs, tačiau neapsunkinsiu jūsų. Ieškau ne to, kas jūsų, bet jūsų pačių. Juk ne vaikai privalo krauti turtą tėvams, bet tėvai vaikams. Todėl mielai išleisiu tai, kas mano, ir dar save pridėsiu jūsų labui. Nors kuo daugiau jūs myliu, tuo mažiau esu mylimas. Tebūnie ir taip, sakysite, aš jūsų neapsunkinau, bet būdamas gudrus klasta jūs pagavau. Bet ar kaip nors išnaudojau jūs per kokį savo pasiuntinį? Paprašiau Titą keliauti ir pasiunčiau su juo vieną brolį. Ar Titas jūs išnaudojo? Ar mes veikiame ne tą pačią dvasę? Ar nevaikščiojame tomis pačiomis pėdomis? Vėl jūs manote, kad mes prieš jūs teisinamės. Mes kalbame Dievo akivaizdoje Kristuje. Viską darome, mylimieji, jūsų ugdymui. Mat bijau, kad atvykęs neraščiau jūsų tokių, kokių nenoriu. Ir kad pats nebūčiau toks, kokio jūs nenorite. Kad nebūtų nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių, šmeižto, apkalbų, pasididžiavimo, netvarkos, kad kai vėl atvyksiu, Dievas nepažemintų manęs prieš jūs ir man netektų liūdėti dėl daugelio, kurie pirmiau buvo nusidėję ir dar net gailavo dėl padarytų netyrumo, ištvirkavimo ir gašlumo darbų. 13 skyrius. Jau 3 kartą keliauju pas jūs, 2 ar 3 liudytojų lūpomis bus patvirtintas kiekvienas žodis. Jau sakiau anksčiau ir sakau, kaip ir anąkart lankydamasis pas jūs. Ir būdamas atstu, dabar rašau tiems, kurie anksčiau nusidėjo, ir visiems kitiems, jeigu atvyksiu vėl, būsiu negailestingas. Jūs reikalaujate įrodymo, kad per mane kalba Kristus, o jis nėra silpnas prieš jūs, bet galingas jumise. Nors jis buvo nukryžiuotas dėl silpnumo, bet dabar gyvena Dievo jėga. Nors mes irgi silpni jame, bet jums gyvensime su juo Dievo galybė. Patikrinkite patys save, ar gyvenate tikėjimu. Ištirkite save. Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumise yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini? Bet turiu vilties, kad jūs suprasite, jog mes nesame netinkami. Aš meldžiu Dievą, kad jūs nedarytumėte nieko blogo, ne tam, kad pasirodytumėte tinkami, bet kad jūs darytumėte gerą, o mes būtume tartum netinkami. Juk nieko negalime prieš tiesą, bet tik už tiesą. Mes džiaugiamės, kai esame silpni, o jūs stiprus. Mes to ir meldžiame, jūsų tobulumo. Todėl būdamas toli, tai rašau, kad atvykęs neturėčiau elgtis griežtai, naudodamas valdžią, kurią man Viešpats suteikė tam, kad ugdyčiau, o ne kad griaučiau. Galiausiai, broliai, džiaukitės. Būkite tobuli, guoskite vienas kitą, būkite vienos minties. Gyvenkite taikiai ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis. Pasveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jūs sveikina visi šventieji. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Amen.